Kaip suinstaliuoti Imagine logo? Paspaudę šią nuorodą, jums pradeda siųstis Imagine install ar suarchivuotas aplankas, kuriame yra instaliavimo failas. Jeigu turite Google Chrome naršyklę, tai turėtumėt vaizdą matyti štai tokį. Ir šiuo metu dabar tiesiog jisai siunčiasi. Kai jisai siunčia, reikės išarchivuoti. Tai galima atsidarius aplanką išarchivuoti, kadangi labai daug yra dokumentų, tai aš tiesiog persikelsiu į kitą vietą, kad jums parodyčiau, kaip išarchivuoti. Kai atsidarau atsiųstą failą, suarchivuota, tada spaudžiu dešinį pelės klavišą ir Extract Files Here, tai išarchivuoti failus čia. Paspaudžiu, štai šalimais pradeda išarchivuoti. Taigi turim aplanką 2007-09-26, atsidarius, jame randame install failą, paspaudžiame 2 kartus ir pasirenkame, kad instaliuoti. Spaudžiame toliau, diegti ir įdiegiame. Kai įdiegiama, spaudžiame baigti ir mūsų suinstaliuotų failų piktogramos atsiranda ant darbalaukio. Sėkmingo naudojimo.